Labas rytas, arbuziniai. Tai ką, turim sudėtingą vasarėlę. Reik bandyti pagelbėti mūsų tiem arbuziukam. Nes prieš kokį gerą mėnesį turbūt panašių rytmetį laikų dariau laidelį. Ir dabar jau greit joninės, o temperatūra, nežinau, ne kažką. Nelepiant šilumėlę, nelepiant končiaturiam. Nuruod 16 laipsnių. Bet nesijaut, kad ant tas 16 laipsnių. Gerai, da čia vies neužput. O tiek tai, nėra tos šilumėkis. Ir jeigu arbūzam reikia, kad būtų 15, kaip minimum laipsnių, kada neįaugtų. O tai čia naktim tos temperatūros dar mažesnis ir pusė paros tokios net reikiamas temperatūros nėra nuaugimų. Tai šį metą sąlygėkis gan sudėtingas. Ir šiaip, tas šalts pavasaris ir ta vasara tokia, kad už 2 dienų jau jonins. O to šilumelis kaip nėra, taip nėra. Bet dar ir tos vasaras ir tikėkimės, kad mes vis tiek užauginsim. O kadangi jie tokį sudėtinga, tai reik bandyti padėti mūsų tim augalėliam. Vis tiek reik kažkokios tos trašėkis, natūralios, ar kokios vis tiek dauti. Ir mums to derliaus vis tiek sulaukti. Ko čia kalbėti apie arbūzus, kad net agorką, aug, laukia. Ir šiaip visokius legas dominau. Jeigu bendrą aplink ves kalbėti, tai visokiai jamara trešnis apipaulė, nuobelis, vėl ten visokiom serglygom porikšt reik. Apie persiks nektarins jau nekalbant, sanims reik šilumėkis, kad nebūtų tos garbanis, nes lapus raita. Sudėtinga čia ta mūsų vasarėlė, bet bandysim pagelbėti. Irgi mes esam užraugę, dilgelių raugą. Ir palei kvapą aš jau jaut, kad pasiruošęs keliauti į dervą ir padėti tim augalėliam. Dana žiūrėjau, bet palei kvapą jaut, kad bus ant jau daugmaž geros konsistencijas esam pasižiūrėti. Tai va, keliausiam jo pasižiūrėti, kur ta mūsų trašėkė. Tai keliaukiam pažiūrėti, kon ta trašėkė. Ana yra čia. Kopelis. Ir pamanau, kad ani jau pasiruošus keliauti ant daigėlių. Nes rekanim biški pagalbas. Šį metą porą arbuziokų pasisudinau ir šiltnamie. Bet aišku, čia aš visiškai neseniai pasudinau, nes lek čia tą kertelį man ir galvoju pamėginsiu. Šiltnamie nesmėgins. Pamėginkiam, pažiūrėsim, kas čia gausias. Nes laukia kol kas labai sudėtingai. Galim apžiūrėti. Ir visokių čia tų dalykėlių. Čia va tai pasodinti, ir iš tikrųjų. Sunkia čia mes augam, tikra kas sunkia. Ir visokie va tokie tai lapuka, bet čia tai pirmieji lapuka tokiai nereik pergyventi. Jeigu čia tų tokių lapukų, niek čia tas neatsitiks. Ir tik viską padausiam biški trašėkis, čia neįsubujuos geriau ir atsigaus. Čia va tu steka. Tas va irgi va ir tokių. Bet jeigu čia tai vientis kitas pirmieji lapuka tokie ir čia mes dėl to labai nepergyvenam. Čia šitą naują augliuks ir viskas kaip ir gerai, sanau. Tus va teka visiškai čia naują persudinti, nes nuteka va kaip šitam, kad nuteka. Va, rondam tokį daigėlį. Tai ten buvo keli tokiai, kur išvesaniai. Per porą dienų tiesiog radau suglebusius.
Ir net nežinau, kas čia įvyko. Pasodinau gal tokiu laiku tarp, nes aš čia vis skirtingą sodinau. Skirtingas laikas. Nu ir iš to naujo pasodinim, ten iš 4 daigų 3 netgi. Taip šitą. Iškasėm, pasižiūrėsim. Ar čia koks babals ar kas, ar čia tiesiog, nu nežinau. Per pirmus kelis metus nebuvo, kad daigs neprigytų ir neaugtų. Ir šį metą, vat, keletą daigų aš tiesiog putukės šiltlisvėm pasodinau. Ir vat pažiūrėsim. Ir aš kiek matau, kad net lendėjau lauk. Tai kaip suprantu, kad iš tikrųjų dar nebuvau nudengęs, bet pasižiūrėsim. Manau, kad putas aug daug geriau negu čia man laukia. Nes, sakykime, va tas ir ten tas, jį pasodinti tuo pačiu laiku. Ir palyginsim, kaip tas atrodo ir kaip ten po šiltnamiuku. Nu ir išsikasiau ton daigiok apsižiūrėti, nes gal aišku vabalą būt pagriaužiant, kažkon ir, kon čia žinosi. Bet ištraukiau ir šaknins ir visišką puikus. Šaknins ir kons turėjai, knapti, tai man visiškai neaišku. Šaknėlių nieks nesuvalgys, kažkon jokių kirminų, jokių nieko nėra. Šaknins į visišką puikus, bet arbuzioką nalieka. Tokie tai šie metelė. Pasisėmiau aš tuos trašėkis. Kvapėlis ten iš tikrųjų toks yra. Dujų kokis net reikėtum privert net kelsyks guoktelėti. Bet ko nepadarys dėl tų arbūzų. Tai va, bet prieš liejant su trašikį, pirmą pasilaistyti. Anus dar šį metą nelaisčiau pasodėnim, nes į nerek, čia pors prilaista. Tai bėški pasilaistysiam, kad būtų drėgniau ir tada jau pelsiam trašikį. Na, sugalvokit, tuos trašėkis jau kas irgi turit pasidarį ir laistysit, kad teisė su to trašu laistyti, nes ten ir koncentrats. Litrą atsiskeisiam su 10 litrų. Ir tada jau tik laistysiam ant arbuziokų. Ir ten po kokį gerą litrioką ant kiekvieną daigėlį. Tuo jau tokį praskeistą. Palaistysiam. Tai va, sakykime, šits šalia te pat sudins ir buvo neapdengts. O šits, buvau pamontau šiltlisvelį. Ir matom skirtumą. Kaip šits daigėlis atrodo ir kaip ten tas atrodo. Nors tas irgi buvo po priedangų, tas labai jau taip išbujoja. Bet jau ir žyduką juntano pasirodė. Ir vis dėlto po šiltlisvelį, kur buvo daigiuką, atrodo gražiau, ypač tas čia išbujuoja. Gerai, skirtumėlis yra. Nors iki tol ne vienas metas nebandžiau dangstyti, bet šį metą matos, kad būtų žymiai puikiau turėti visus apdengtus ir rezultatas būtų geresnis. Daug nelaisčiau,
nes žemė taip ganėtina šlapi. Dar šitą su raugiuku palaistysiam, kiekvienam po kokį litrioką. Dėsiam azotoką. Manykiam, kad pagyvinsiam. Reikia kažką padėti anims. Tokį nejaukį vasarėkį, kadangi turim. Tai va, vienam pikutį litriotą ir pasilaistom. Tai va, pasilaistėm arbuziukus, kodėl mes laistom su tava azotinį trašelį, nes norim išgauti kuo daugiau žaliuosis masės, kad turėtų augaliuką. Nes kuo daugiau žaliuosis masės bus, tuo tas mūsų augalėlis geriau ir bujuos, ir bus atsparesnis ir lygom, ir viskas. Reikia, kad būtų kuo daugiau žaliuosis masės. Nes, sakykim, tas šitą augaliuks, tur dar pakankama maža žaliuosis masės. Aišku, turi jau žydukų, bet tai žydukai yra vyriški. Ir čia va matos, kad netgi jau turėjo žydukų, bet net nepriginami. Ir dabar nesinorėtų, kad tas augals jau vestų arbuzioką, nes jį dar per silpnus auginti. Turbūt dar daugiau žaliuosis masės, tada jau norėsim kauns ir pradėtų mėgsti vaisiukus. Tai taip, auginė visi, turėjom galimybių pasidaryti to dilgėlių raugą, ko aš tada dar rekomenduočiau, jeigu neturėjom, tai ir Amino Pro, tu ekstrašėkis, gal sonom irgi taip pat laistyti ir viskas surašyti. Končia-kap. Jeigu laistom, tai 40 ml, 10 litrų reikia. O jeigu porškam, tada tai reikia 30 ml. Tai aš galvoju, dabar pasilaisčiau su tą trašikį. Bet už kokios savaitėkis aš dar porkšu ir su tuo, kad dar labiau pagyvinti. Čia natūralus produktas, ne kokia chemija, tai galim drąsiai naudoti. Va ir amino rūgštis. Ko dar parekomenduočiau, kad kažkiek apsisaugoti nuo tų lygų, kon niek irgi nepurškinėdavau, bet šiemet matau, kad reikia, nes visokius vaismedžius purškiau, nes iš tikrųjų obelis, trešnis, tamara apsėdyta, visokius mėsligis nori kepti ir panašiai. Mikurozis, kas tas pavadinėms, persikioksanta, lapasokas nugarbanis. Tai vis kažkokį papildomą apsaugėlį bandau papurkšti. Tai va čia irgi toks atsparumą padidinimo nepalankiesiems aplinkos veiksniams, nuo visokių bakterijų apsaugoti, tai Kopfort. Su to irgi nupurkšu. Tikra, manau, kad blogiau nebus. Yra dar toks dalykėlis, kad atradau, nesu dar išbandęs. Irgi senau purkšti. All Suppress. Irgi, ponus čia.
per lapus arba šaknis natūraliai juos sustiprina, spartina augimą, pagerina augalų baltymų struktūrą. Todėl įgyjamas imunitetas nuo nepalankių išorinių veiksnių. O nepalankių išorinių veiksnių mes šį metą turėjom pakankamą. Tai su tokiu dar irgi galės nusipurkšti. Ir šiaip rekomenduojam kas kokį porą savaičių senų nupurkšti. Nėra čia kažkoks baisus preparatas, ne chemija. Tai manau, kad galės senų nusipurkšti. O kas jau nėra visiškai ten mineralinių trąšų priešininką, tai galim ir padauti tokių trąšėkių. Vegetacijais metu, manau, už kokį porą savaitėlių, jeigu čia tas mūsų azotėlis suveiks, bus tos žalios masės jau daugiau ir jau tada bus tų žaidokų daugiau. Ir bet vegetacijos metu rekomenduojamas ir toks trąšėkis. Tai ir aš anas išbandysiu. Arba yra tokia oranžinė, rūžava trąšikė, kur, manau, daug kas žemė ir daug kur naudoja. Universalis kompleksinės trąšos su mikroelementais. Tai apie 20-30 gramų, 30 litrų pasilaistyti su tokiom. Ir irgi, manau, pagyvins augaliuką, nes šį metą turim padėti augaliukams išgyventi šitą tuik vasarėlį. Turim šaltą, turim. Birželį pabaig beveik. O su mėgstiniu, su kelnėm, tai dar bus nesmorglį reik traukti. Tai turim visi apką bandyti pagelbėti. O jūsą paprašyčiau, paspauskit ant laikioką, paprenumeruokit kanaliuką. Ir būsiu jum labai dėkingas. Ir susitiksim tada kitos laidelės. Iki.